Paprastai tariant, tie žmonės, kurie stovi eilėje už tam tikrą nedidelę pinigų sumą, tampa iš esmės kortos rankose tų, kurie žaidžia savo partiją. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra logiška ar nelogiška, jeigu jie mato, kad jie turi kozirį, kurį gali išmesti, galbūt jie tą kozirį praras, galbūt jie ten vietą praras kažkokią, galbūt jie sklypą kažkokį praras, bet jiem yra svarbu, kad pabandytų susigrąžinti štai tas brangias vietas miesto, brangius sklypus į sąrašą ir galbūt kažkas kitas, jau ne mano pašnekovas, bet kažkas, kas stovi eilėje, o jie taip pat yra nusipirkę tą vietą, galės pretenduoti štai į tuos svarbius sklypus. Dar kartą, tai yra žmonės, kurie neatkūrinėja savo artimųjų žemės, tai yra žmonės, kurie iš vis negali pretenduoti tą žemę, nes jokios teisės į tą žemę neturi, jie tiesiog pasinaudoja mažai teisiškai išprūsusiais žmonėmis, jiems sumoka kažkokią pinigų sumą, o vėliau iš esmės miestas, mes visi esame priversti, su jais turėti santykį, todėl kad jie turi daug žemės savo rankose, jie turi teisę naujus sklypus vėlgi rinktis, jie turi galimybę paskui pardavinėti tuos sklypus.